Panevėžio komandos ataka, viena iš nedaugelio šiose rungtynėse kol kas. Čia smūgis! Ir įvartis! Krenta pirmasis rungtynių įvartis! Elivelto pelno tą pirmąjį rungtynių įvartį. Štai taip, nedaug tai reikėjo Panevėžio komandai. Viena rimtesnė ataka ir iš karto krenta įvartis. Eli Velton, vienas turbūt labiausiai atpažįstamų apskritai Panevėžio žaidėjų, brazilas, 34 metų, nepriekaištingai išpildo progą taip, kaip toje progoje atsidūręs ir turi reaguoti futbolininkai. Laimi dvikovas Panevėžys. Muratovičiaus perdavimas Elivelto ir Elivelto muša antrąjį Panevėžio komandos įvartį. Po Muratovičiaus perdavimo ir dabar rezultatas 2-1 šeimininkų naudai. Pavyksta šeimininkams vėl susigrąžinti greitai persvarą ir pradžiuginti šiandien susirinkusius į Futbolo akademijos Panevėžys stadioną Sirgalius. Dar kartą pakartojimas. Buvo visai šalia pelnyti trečiąjį įvartį šiame sezone. Elivelto tikslus smūgis ir rezultatas Panevėžyje. 1-1 Panevėžio komanda, šeimininkai lygina rezultatą ir dabar. Elivelto žemas perdavimas, atgal priima kamuolį, brazilas ir muša trečiąjį. Komanda, baudos aikštelė, Devegos perdavimas, kamuolys atšoka Samoa ir nėra įvarčio. Kuodžio, ar bus smūgis? Atmetamas kamuolys, smūgis ir įvartis. Panevėžys lygina rezultatą 69 minutę Elivelto. Dar kartą šios situacijos pakartojimas. Neapsigynė šiauliečiai, kamuolys atšoko nuo Komisarovo, ten Gašpuitis blokavo Samoa smūgį, Elivelto. Čia taip. Būtų laikoma nedidelė staigmena. Smūgis ir įvartis. Krenta įvartis. Panevėžys sugeba pasiekti savo. Gerokai mažiau nei įprastai. Oi, kokia proga. Čia dar vienas smūgis. Ir galų gale kamuolys vis tik tai suspurda vartų tinkle. Elivelto džiaugiasi pirmuoju šių rungtynių įvarčių ir brazilas. Krasničiai ir geras Krasničiai perdavimas link Elivelto. Yra Bačaninas baudos aikštelėje. Elivelto įveikia dabar varžovą, tolimojo virksto link siunčiamas kamuolys ir čia fantastiška Panevėžio ataka, kuri baigėsi įvarčiu. Kvadvo Samoa sugeba pasižymėti, na bet lyg iš natų ši Panevėžio ataka, fantastiškai visų pirma išvestas Elivelto, ten be didesnių problemų, ten dabar tik iškart nepastebėjau, kuris komandos žaidėjas sugebėjo kamuolį numesti. Rokas Rasimavičius atrodo buvo tas žmogus, kuriam pavyko. Labai sveikintinas požiūris ir elgesys, palinkėkime, kad kuo daugiau. Čia pavojingas smūgis. Virpstas Elivelto buvo lygiai per virpsto atstumą nuo antrojo įvarčio per nepilną pusvalandį šiose rungtynėse. Kol kas tikrai labai užtikrintai. Kaip ir minėjau, brazilas, kai pajaučia žaidimą, kai anksti atsidaro, jis supranta, kad tai gali būti jo vakaras, norėjau sakyti, bet dar iki vakaro mes toli esame. Na ir gerą labai perdavimą gavo sužaidus. Dabar reikia ramiai ir šaltakraujiškai sužaisti panevėžiečio futbolininkams, tą jie padaro. Elivelto ramiai priima kamuolį. Štai toks natmegas vadinamasis. Kamuolį į aikštės vidurį. Jį užvaldo jį dabar Elivelto. Elivelto ramiai ir aiškiai kur kursuoja. Dar vienas techninis manevras. Parverstas Elivelto. Nervų futbolininkas nesutriko ir sugebėjo. Jie nepraleido to išlyginamo įvarčio, bet jų potencialas kontratakose, tranzicijose tikrai akivaizdus. Dabar Elivelto bėga nuo Kubilinsko. Elivelto veržiasi į priekį. Elivelto smūgis. Atmušamas kamuolys ir...
Matas irgi žaidė iki pabaigos. Vandenbosas. Kuadžio. Elivelto krenta. Na ir ne. Vėlgi, vėl puikia Donato Rumšo pozicija ir puikiai vertinta situacija. Januševskio perdavimas į kairįjį atakos kraštą. Ten Elivelto. Baudos aikštelėje Brazilas su kamuoliu, griūva ir fiksuojama pražanga, kuri reiškia 11 metrų. Nu, minėjau, jog atsarginių žaidėjų suolelis Vilniaus Žalgirio komandoje. Šiandien skurdokas, čia pavojinga ataka, kamuolys baudos aikštelėje. Mantas Kuklys kol kas tokių priemonių dar nesiima. Vėl geras Elivelto perdavimas, pavojus prieš Šiaulių vartus. Vasimavičius ir iš kairės būtent pasiuntė kamuolį Karloso Olsės apginamus vartus. Elivelto įmas iniciatyvos, geras perdavimas ir Aleksandras Kurcevas nesibaigė dar ataka. Dabar jau baigėsi. Viena iš gražiausių, nebejotinai viena iš gražiausių Panevėžio atakų šiose rungtynėse. Dar kartelį pažiūrėkime, Elivelto puikus perdavimas Kulniuku čia. Aleksandrui Kurcevui sutrukdė varžovai, antrojo bandymu jau regis nieko. Atlikti skaudų dūrį šeimininkams. Čia po 3 įvarčius mušė keli žaidėjai, tarp jų ir smūgiu. Muša kamuolį tiesiai į apatinį dešinį į vartų kampą. Nespėjo